Vis daugiau žmonių skaito etiketes ant maisto produktų, tačiau niekas nesigilina į kosmetikos sudėtį. Būtent ten slypi priežastis, kodėl tavo oda yra jautri ar išberta. Taigi, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Pirmas požymis. Ingredientų seka prasideda vanduo, mineraliniai aliejai, silikonai, kvapikliai, veikliųjų medžiagų vos lašas. Toks kremas užkemša ir tikrai nepadeda tavo veido odai. Antras požymis. Ant pakuotės nėra nieko apie saugumą. Nėra ženklelio, be silikonų, be parabenų, dermatologiškai patikrinta. Kodėl nėra? Nes niekas netikrino. Trečias požymis – gamintojas. Jeigu ant pakuotės parašyta Made in PRC, tai vadinasi mes neturim nei kontaktų, nei laboratorijos pavadinimo, mes nežinom nieko, nei kur, nei kaip, nei kas gamino. Šiandien tiek. Laukite kitos dalies ir papasakosiu, kas vyksta su oda ilgoj perspektyvoj naudojant tokius nešvarius kosmetikos produktus.